Sveiki, šiandien pakalbėsime apie gipsinių lubų montavimą. Nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mūsų kanalą. Prie UD perimetrinių profilių nugarėlės prisiklijuojam juostą standartinimo, kuris skirta izoliuoti garsui. Jau esam sukę perimetrinius UD profilius, atsimatavę aukštį, pradėsim montuoti laikančios profilius. Susisukę perimetrą reikia pasiruošti pakabas, tai reikės tiesiog užlenkti 9 laipsnių kampu. Laikiklius CD profilį uždedam. Dabar laikantieji profiliai, tai CD tiek laikantieji, tiek tas antras sluoksnis jų yra iš CD profilių, lubom tik tai yra UD ir CD profiliai. Įdedu jungti, tada statau ant laikantysis ant, biškai strižai, vieną į kitą taikyti. Ir viskas. Sujungta. Lyginam. Kas čia? Laikikliai. Užfiksuojam ir užrakinam. Ir jisai gali aukštę nereguliuoti? Jo. Čia ant galinio realiai dažniausiai beveik nieko neišeina pareguliuoti, bet po to visi kiti tai būna kažkas. Ir čia suėmėme? Jo, suspaudė reguliuoti. Na, galiu parodyti sugadinti, o yra koks porą milimetrų. Dabar o. O tu kaip atleidai? Spaudė. Ir po to kilnoja. Kokiais atstumais yra dedami? Priklauso, kokios lubos bus panašiai. Tai mes tai darom, manau, kad jeigu pagal knaufą darant, tai mes čia darom daug stipriau nei reikia. O tai koks yra knaufa? Knaufa tai vėl, sakau, priklauso kiek, ar dvigubas gipsas, ar viengubas. Kokį mes dėsim? Čia viengubas, svetainė dviguba. Kodėl čia viengubas, tai nedviguba? Pigiau. Svetainė dedam dvigubą daugiausiai vien dėl tų dizaino elementų. Priglaistomas apšvietimas turi įtakos? Ne. Neturi. O kokiais dabar atstumais čia dedi? Kas šiam? Čia dabar biškai vėliau kitaip gaunas, tankiau biškai. O tos kitus skersinius, kas kiam. Su kiam visai gerai gauna. Daugumoje bus pas mus 2 metrų gipsas, tai išsidalina gražiai tiesiog kiam į 5 dalis. Bet aišku, kas kiam dedant, išsidalintų į 4 dalis. Tai čia tiesiog kombinacijų. Antras profilių lygis dedasi įsikiša į perimetrinį profilį. Pirmas užsidėjo ant viršaus. Ką čia darai? Sudaręs mierką, kad išlaikyti, kad tarp centrų būtų 40. Statau ją, pasilyginu, tada dedu jungti, ją užfiksuoju, ją tada užrakinu. Miegame bei vonioj. Šiek tiek kitokie sprendimai siūlų nėra visiškai paprastai, tai čia yra vonios lubos ir juose reikia sumontuoti nišą, kurioje norim pasidaryti LED apšvietimą. Tai čia reikia šiek tiek daugiau gal fantazijas įjungti. Šitą karkaso dalį perimetrinį profilį pasikeliam aukščiau, tada šiuo atveju pasikabinau kaip laikant jį ir prie jo dar prisisukau perimetrinį profilį, kad būtų šitoj plokštumoje ką prisukti. Ta prasme, esmė, kad turi būti galima prisukti iš kiekvienos plokštumos gipsą, reikia turėti prie ko įtvirtinti. Tai šita plokštuma prie viršuje esančio profilio ir perimetrinio, šita plokštuma prie šito profiliuko, kur prisuktas prie laikančio profilio prisuktas perimetrinis profilis. Ir čia dar galiau uždėjau irgi perimetrinį profilį ant lubų profilių. Ir taip visom plokštumom turim prie ko tvirtinti. Dar kitas niuansas, gal kitose patalpose čia darom nuo sienos iki sienos, tai truputį paprasčiau. Kai dar ne nuo sienos iki sienos, tai dar šitam galui reikia užbaigimo kažkokio irgi. Tai dar čia tų papildomai kažkiek profilių atsiranda, šiek tiek gal sudėtingiau, gal nežinau, tiesiog. Reikia jungti irgi šiek tiek fantaziją ir nepamiršti, kad turėti visur galimybę prisukti gipsą. Kitas dalykas, tai Neringos brolis biškį pamokė, kad nepamiršti difuzorių. Pas mus yra priglaistomi, tai jam pasidarėm tokį šabloną, kaip tiesiog užmauni ir žiūri, kad visi profiliai telpa praleis. Su jį pasidarėm šiek tiek didesnį nei pats difuzorius, bet pats difuzorius irgi labai panašaus dydžio. Čia iš pačio difuzoriaus dėžutės įpakavimo polisterolas buvo. Tai va, tiesiog tokį pasidarai, kai montuoji tiek laikančius profilius, tiek lubinius. Pasižiūri, kad tilptų. Ačiū, kad žiūrite. Iki kito karto.